Sveiki, video iš mano prūdo. Čia dabar jūs galite matyti auksinių karosų mailiukus, kurie plaukia, gaudo musytės visokios. Ir ką noriu pasakyti, kad tikrai gražus mailiukai, auksinis karosas. Ir jeigu kam reikia, galėsiu pasidalinti už tokią priimtiną kainą. Galėsiu prigaudyti jums. Ir dėl ko verti dėmesių auksiniai karosai. Visą pirma, kad auksiniai karosai yra gana tokia reta jau žuvytė. Mūsų tvenkinyse labai retai jau pamatysit, kadangi sidabrinis karosas, jis yra invazinis. O būtent šitas auksinis karosas čia yra natūralus karosas, kuris buvo visą laiką Lietuvoje, augo mūsų tvenkiniuose. Jom tai sidabrinis, kaip sakau, invazinė rūšis, kuris beveik įstumė sidabrinį karosą iš gamtos, iš tvenkinių, kadangi jis sidabrinis geriau prisitaiko. Tai aš įleidžiu čia auksinių karosų, dabar turiu mailiukų. Ir vienas iš priežasties, kur verta dėmesio, tai, kad šitas auksinis karosas yra nykstanti tokia rūšis. Latvijai, kaip girdėjau, jų išvis įrašyti į raudonąją knygą. Kitas pliusas, dėl ko verti dėmesio, jeigu, sakysim, pas jūs prūdelis nedidelis, arba, sakysim, jūs neturit laiko skirti daug dėmesio prūdui, taip, maitinti jų, ten, žiūrėti ten oro kiekis, kaip sakoma, deguonies kiekis vandenyje, dar kažkokius, priežiūros, kuris reikalauja prūdas. Tai auksinis karosas, jis toks labai pritaikinti žuvytė, kuriam mažai reikia priežiūros, gerai auga, skanus. Ir, sakysim, jeigu kažkoks prūdas pas jūs, kur jūs, kaip sakoma, neturit laiko arba neturit galimybę prižiūrėti tą prūdą, tai galima tai leisti auksinį karosą, pas jūs bus graži žuvelė ir gana neblogai auga. Nebloga žuvelė, kuris labai mažai reikės priežiūros ir būtent kada jums reikia pažvejoti norėsit, tada būtent galėsit ateiti, kaip sakoma, įmesti ir žvejoti. Taip pat jis, kaip sakoma, ieškos ir maisto ir visą kitą be jūsų, kaip sakoma, didelis pagalbos. Kartą nuo karto galėsite įdėti kombikormą kokią, nebrangos maisto ir, kaip sakoma, turėsit pastoviai žuvytę, kurie ir nesirga, ir nereikalinga, nereikli, kaip sakoma, ir labai gerai kimba, jeigu reikės pažvejoti. Tai kad jeigu ką, rašykit man komentarų. Ir galėsiu jums Vilniaus rajone pasirūpinti auksinių karasiukų mailiukų.